Pasiūlos daug yra Lietuvoje, tai reikia dabar, jeigu nori, nereikia ne BMW pirkti, ne Mersa, o asilą nusipirkti reikia. Turit asilų, neturit asilų, tai reiškia, nieko iš čia gerai ir negyvena, vargšai ir esat. Tai einam tada pas ponį. Bet kaip eina, tai atrodo, kad sunkiai jam kažkaip tos, norėtųsi jam ilgesnių kojų, kad būtų. Na, gal jau. Pagal proporcijas ir pagal dydį visą iš arklių šeimos šitas ponis yra pats stipriausias, gali daugiausiai panešti, nes tam ir buvo išveistas Šetlando salose, kur labai vėjuota, reikėjo kažko, kas galėtų krovinius pergabenti iš vienos salos pusės į kitą ir kad nebūtų aukštas, nes labai ten vėjuota, tai išveisė va tokį ponį, kuris būtų labai stiprus, galėtų daug pakelti, galėtų daug nueiti, bet būtų žemas, kad jau nepūstų vėjas. Nu, įdomi istorija. O jiem to, pavyzdžiui, fizinio krūvio, ta prasme, jie tiesiog išsibėgioja, jo, jie čia turi tą savo plotą, tokį nemažą, tai... O ten koks grožis stovi. Mažukas? Pats mažiausias. Nu, nelabai iš čia mažukas. Neatrodo draugiškas, ne? Nelabai jau, tai pasižiūrėjusi, ne. Ateityje mes planuojam daryti atitvarą, nes vis dėlto jis savo gali proporcijom neapskaičiuoti. Tai vat norėjau paklausti, prasme, tai ta tvora šita, nu, turbūt jeigu jis norėtų labai, tai... Yra buvę. Yra buvę? Yra buvę ir pirmas taškas, kur eina, tai prūdą maudytis, nes jiem labai patinka tas purvas, dumblas, žodžiu, įsimaudo, įsivolioja ir čia vat visą laiką būdavo tokia kaip purvo vonios, jo, nes jis atsigula, išverčia vandenį, voliojasi. Bet jo liežuvis mėlynas. Jo, ir jam labai švelnus tas liežuvis toks. Pabėgę čia yra kelis kartus, jis tiesiog vaikšto, jis į medžius trinasi, jam smagu pasikasyti, eina išsimaudyti, pasivoliot. Žodžiu, tai va dėl to padaro kažkokius tokius nuostolius, pats nenorėdamas dėl savo tų gabaritų tokių. O kad šiaip jis pultų ar būtų agresyvus, net kaip ir užeina valyti, tvarkyti, nu taip nebuvę, bet vis tiek tas dydis kelia grėsmę ir iš karto atrodo, kad reikia saugotis ir va dar tie ragai tokie, jie pas patinas gali užaugti iki 2 metrų ilgio. Ai, taip, tikrai. Jo, tai va, tai niekas nenorėtų eiti ir rizikuoti, nes maža ką, nežinom, ką gyvūnas viduje galvoja ir kaip jam tuo metu pasirodys, gal jis palaikys, kad kažkas jį ar čia puola, ar kažkas jam nepatinka, kažkas dirgina. Tai... Nu, saugumas turbūt svarbiausias dalykas yra. Dar kai vienas dar, bet jeigu jau keli, tai... Oi, tai čia jau reikėtų 3 tos tvoros, gal nežinau. Nu, galim. Tai ar jos pas mus neis, ar mum nuo jų bėgti reikės? Mum bėgti nereikės. Bet jos kupranugarių, ta prasme, iš tipo, ar ne? Neturi jokio ryšio, nežgimini? Jos skaitosi kaip prie lamų, prie alpakų, tik tai jos tokios egzotiškos. Nes jų ir kupranugario, ir lamų, ir alpakų, ir šitų, tas galvos struktūra panaši, tos lūpos visos, va taip panašiai. Snukutis toks aksominis, jis net blizga. Ir tas blakstienos labai visą laiką ilgos, gražios ir akis, modeliukai čia. Modeliukai, jo. Na, tikrai dabar tik atkreipiau dėmesį, tas blakstienas. Ir va, kai įsišinė dar tas kailiukas, ir į mažytę va šitą atkreipti dėmesį, tos akys rodo dar didesnės pagal snukutį ir iš viso tokius iš pliušinio žaisliuko paėmė. Nu, tau dar tuosi. Labai patiko. Nu, ir kai įsišeria va tas kailis, tai labai gražiai jau taip atrodo. Visi pasiruošę, ką nors jums parodyti. Kažką gražaus. Vienas va dainuoja asilas, kitas va prašau. Kasa. Kojytėm. Tie dar jauni, ne? Jo, tas jaunas. Mažiukas. Nu, gera figūra, na. Ir jų patinoje tai nutamsės viršus ir užaugs labai labai gražus ragai, tokie sukti ir ilgi ir jos iššokt gali labai aukštai suaugę. Dėl to šitą... Šoklius labai? Jo, labai. Ir iš vietos gali iššokti, net dabar bijau pamaluoti, ar 3 ar 4 metrus iš vietos. Ta prasme, stovint jo, į viršų? Ir dėl to, kol jos yra mažas ir jaunas, yra šita tvora, o paskui davirins dar viršų, nes tokia tvora laisvai galėtų peršokti. Bet jie jauni, ar ne? Ne, šitie jau ne jauni. Jau šitie seni.
Šildas ant saulutėse, čia mėgaujasi dar rudeniu šiltu. Tai zebras baltai juodas ar juodai baltas? Nu tai kaip yra iš tikrųjų? Tai juodai baltas, nes gaunasi, kad oda po apačiai yra jo juoda. Po va šitų jis visas juodas yra? Taip, juoda. O kodėl jūs taip spalvos čia iš gamtos jau taip surėdyta, kad ką jisai pasislėp galėtų, pabėg galėtų? Jo, maskuotė realiai ir gaunasi, kad kiekvienas zebras turi savo raštą, kai mes turim piršto antspaudus, taip zebras turi savo kiekvienas unikalų raštą ir antro tokio pačio negali būti. Ai, tai jie skirtingi yra? Taip, taip. Zebrų apskritai yra ne viena rūšis, jų yra visokių ir būna tie dryžiai siauresni, platesni, bet vis tiek kiekvienas turi tą savo raštą jau tokį, koks jis yra. Patiko man šitas daiktas jam. Nori? Imsiu. Iš šitų stručiukų tai dar 2 mažiukai gyvena pas papūgas įleisti. Stručiai? Jo, nes šiaip iš tikrųjų šie metai yra pirmi metai, kai jie apskritai išperėjo kiaušinius, nes visą laiką dėdavo, bet galų gale patys sulesdavo juos ir niekas niekada neįsiperėdavo. Bet šiais metais įsiperėjo ir ką pastebėjom, kad krankliai juos užkapoja. Tuos kiaušinius? Ne kiaušinius, bet jau mažiukus stručiukus. Buvo 2 gyvi, tai juos paėmė, irgi augino aptvarėlį, maitino ir dabar jau, kadangi jie jau savarankiškesni, tai dar, bet čia per maži, tai kėlė pas papūgas. Dabar jie ten, kai atgal grįšim, tai matysit, kad 2 gyvena. Bet irgi visi kartu, ne? Jo, nu jie visi tokie, gaunasi, kad į bandą įėję būrį nuo žuvies. Irgi keičia spalvą, nes matot, jie gaunasi viršui, galva tokia persikinė, lyg atrodo tokia ir būna kartais iš vis tokie rožiniai pasidaro. Tai nuo žuvies rūšies, ta prasme, netgi ar? Ir apskritai nuo žuvies, nes jeigu negautų žuvies, tai nebūtų tokių. Neišskrenda jie? Ne, sparniukai pakirpti yra. Nes kitų atveju tai išskristų jie? Jo. O jie ką žiemą, kur žiemoja? Irgi tvarte, nes jiem jau būtų per šalta. Nu, Baltas su dryžiais tai yra Bengalijos tigras, toks ganėtinai standartinis variantas. O va tas baltas, jis yra auksinis tigras, bet jo spalvos yra variacija tokia balta ir be jokių dryžių ir jis daugiau neturės dryžių, nei kad dabar va ten kažką turi. Jis visiškai baltas. Visiškai baltas ir labai įdomu yra tai, kad jo tėvai buvo auksiniai tigrai, o auksiniai tai reiškia tai, kad viršus buvo jų auksinės link oranžinės tokios spalvos, o visa papilvė buvo balta. Jų tokia spalva buvo išveista ir jie gali susilaukti visokių spalvų tigrų, jauniklių. Gali gimti ir standartinis oranžinis, ir gali gimti toks vat baltas su dryžiais, ir gali gimti toks auksinis kaip ir jie, ir gali gimti va toks kaip jis. Ir jų pasaulyje nedaug yra? Pasaulyje jo yra apie 20 kažkas, tai tokio jie labai reti ir jie yra palyginus dydžiu, galit matyti, jie yra daug didesni ir daug sunkesni. Matosi, kad dydis tai tikrai ryškiai didesnis. Tai va, tai pas mus toks vienas yra. Nu, beždžionė apsauga kaip nuo tigrų? Čia labiau apsauga nuo žmonių, nei kad nuo pačių beždžionių. Beždžionėm nuo žmonių. Jos čia kelios gyvena, ne? Jos berods 5 čia. O rūšis ta pati? Jo, visos žaliosios markatos ir visos čia gyvena jos. Visiems atrodo kažkodėl beždžioniai, va irgi tokia link vailesnių, tokia linksma, juokinga, kad jai tokia iš cirko gal kaip būdavo irgi, kad beždžionės triukus rodo kažką, bet šiaip iš tikrųjų šitos tai nėra visiškai konfliktiškos, net jeigu ir būna tarp kitų beždžionių kažkokių, kad jos labiau linkę atsitraukti, nei kad konfliktuoti, bet yra tikrai beždžionių labai piktų, su kuriuom nereikėtų prasidėti ir jų dantys, kaip įsižioja, tai jau šitų tai ne, bet vat būtent tos, kur anksčiau turėjom, tie karčiuotieji pavienai, tai pažiūrėjus į to tėvo, kaip aš sakau, dantis vyriausio, tai ten visa fantazija atšoko, nes nežinau, ar tigro, ar jo dantys didesni jo ir jis būdavo iššiepę taip, kad jau visiškai jau parodo. Taikiai atrodantis gyvūnas, bet... Nu, jie grėsmingai atrodo ir jie dideli tokie ir tą lėtiną dėdą ir iš karto atrodo pavojingai.
Bet vis tiek atsiranda tokių tikrai žmonių, kurie vat, nori ar kokį pagalį įkišti, ar persisverti, bando vat, kokią uodegą, kai guli ten pagriebti kažką, bet jie nesuvokia to žaibiško jų greičio, kad tiesiog užtektų sekundės, kad nukastų net ne pirštus, bet visą ranką ar... O maitina tai jau turbūt ne morkom jau. Ne, morkų nevalgo, žodžiu, šiais laikais tikrai ne vegetarai, pripažįsta tik mėsą ir valgo tik tai mėsą. Bet kiekvieną dieną ar ten turbūt kiekvieną dieną taip, turi valgyti, taip. ne? Kiekvieną dieną. Nu jo. O dar be mėsos kažkas eina, ar tik tais mėsos užtenka pačios? Ne, tik tai mėsa. Tik mėsos, ne? Nu aišku, mėsa turbūt su kaulais jau eina, ne, kartu? Būna ir su kaulais, ir be kaulų, visai būna. Nes vis tiek kaulas reikalingas, kad jis neprarastų, kaip pasakytų, instinktų, kad jį apgraužtų ir taip toliau. O buvo, kad susirgęs būtų? Jo, būna tikrai. O kaip gydyti, prieiti, turbūt primigdyti reikia, ne? Reikia migdyti. Kitaip jau niekaip nerizikuotumėm ir niekada neleistumėm, kad kažkas... O yra Lietuvoje, kas gydo? Ar irgi vežė? Ten pat jo, arba pas mus tiesiog atvažiuoja, bet pats smulkesnis gyvūnus reikia vežti. Nes vis tiek čia ir transportuoti, jeigu tu primigdai, tai laiko, labai atžvilgis dėlis, kada kiek gyvūną laikyti. Taip. Ir pasveiko? Jo, kol kas visi nuo senų senovės čia vat, kaip gyveno, tai ir po šiai dienai visi čia yra šiti būtent. Bet tie tarpusai, pavyzdžiui, konfliktų, čia du broliai, ne, čia trysė jie iš viso. Ne, čia yra... Ai, mama yra, ne? Mama ir broliai. Nepadaro palikonių? Ne. Ne? Dabar jau jie yra šiaip senoki šitai jau. Ir kuris laikas ir būdavo, kai atsideda jauniklių, tai būtent vat, šiti dažniausiai jų atsisakydavo ir tekdavo mum imti juos ir maitinti. Yra jais pasirūpinta, kad daugiau jau nebūtų. Nes gamtoje to dalyko tai nėra, kad liūtas žinos, kad čia jau mama yra. Ir taip negalima daryti, nes tada gaunasi visokios apsigimimai ir taip toliau, tai jau griežtai ne. Ačiū labai, Brigita, tau šiandien šios dienos ekskursiją. Iš tikrųjų, pats sužinojau daug dalykų, kurių prieš tai nežinojau. Ir daugeliu turbūt žiūrovų, kurie mato, jeigu matote augintinį, kuriam tiesiog iškritęs kalis, negalvokite, kad tai yra augintinis neprižiūrėtas, tai tiesiog gali būti sezoniškumas. Ir jie yra visiškai pilnai sveiki ir tikrai šiandien mane nustebino daugelis informacijos, kurią išgirdau iš tavęs. Ačiū tau labai. Ačiū Jums, ačiū, kad atvykot ir tikiuosi atvažiuosi dar ne kartą. Būtinai.